vietinis iš Vilnius. Darbė esame. Dirba. Vieną niuansą noriu parodyti, kaip įsisukau iš padėties dėl santechnikos. Reiškia, yra sieniniai tualetai, rėmas, reiškia, ir jis dažniausiai komplekte duodama va tokios trumputės jungės, sujungimai trumpi, reiškia, šitas eina prie sienos, šitas prie sienos, o šitas, o taip. O taip, čia centimetrų maksimum kokie, nežinau, 12-15. O jeigu, tarkim, gaunasi, tualetą reikia statyti toliau, kadangi čia, va, tarkim, siena, čia 15 kažkur centimetrų, gal 16, gipsas uždengia visus vamzdžius ir po to reikia palikti vietas spinteliai ir tada tik tai rėmas. Kaip iš šitos padėties išeinu aš? Kaip reikia, aš nežinau. Kiekvienas individualiai. Kaip aš parodysiu, kaip aš tai darau. Reikia prisukti prie sienos kažką tokio. Paprastus strypus, taip, nėra kaip prisukti. Aš sugalvojau taip. Paėmiau, matosi, parduotuvėj, nupirkau. Nesimato. Pabandysime pasukti va taip. Va, strypas su tokia plokštelė privirinta ant galo. Skersai plokštelė tokia. Ir aš padariau 2 skylės. Iš vienos pusės, iš kitos. Kaip būtų tas pats, va taip, strypas. Va taip. Pavyzdžiui, privirintas ir padaręs plokštelėse skylės vienoje kitoje vietoje. Ir prisukau prie sienos tokiu būdu, bet neturėjau varžtų didesnių kaiščių. Gal reikėtų ten didesnės 10 skersmens, 6 mm skersmens, bet su poliuretaniniais klijais įkišau klijus, į vidų pripurškiau, įdėjau kaištį ir tada užveržiau. Po to per naktį išdžiūvo ir va dabar statau. Bet dar galvoju, kaip čia dar sutvirtinti. Maža kas, siena ne gelžbetonis. Tokia pominkštė siena. Gali išrauti. Plius aš gipsą jau uždėjęs. Reikėjo nedėti gipsą, pirmą pritvirtinti. Bet kada padariau gipsą, dabar jau reikia įsisukinėti iš padėties. Skylės padariau, įkišau ten, drėlė lindo. Reiškia, užveržiau. Lyg tai laiko tvirtai, bet galvoju, dėl strachuotės padarysiu dar vieną niuansą. Išpjoviau tam 15 cm profilius CD. Vieną pusę nupjoviau. Vienas čia profilis, kitas čia profilis. Nes užmauti tai neina. Kad tu užmauti ir iš tos pusės neišeina. Čia reikia tada iki sienos daryti viską. Reiškia, uždėjau profilį, prisukau, va taip ratu. Vienas profilis, matosi truputėlį jo. Ir kitas profilis. Uždėjau šitą skrituliuką, kurį išpjovęs čia buvau. Aišku, iš anos pusės stovi už profilio poveržlė va tokia ir veržlė. Ir va čia taip pat užveržiau ir viskas. Jau laiko faktiškai nuo šitos sienos. Be abejo laiko tos pagrindinės sienos čia kaip strachuoti. Taip kad tvirtai laiko galim tampyti. Va toks mano, kaip sakant, šedevras. Gal tai per daug persistrachavau, gal nereikėjo, gal ir laikytų ir tie kaiščiai, nes šiaip tai šitose tvirtinimuose duota po vieną kaištį. Aišku, jie didesni, čia 10 mm varžtai tokie rimti, bet po vieną. Reiškia, ant viso rėmo 2 ir atseit skaito, kad tai laiko. Jeigu tai laiko, tai pas mane yra mažesni kaiščiai, 6 mm, bet 4. Manau, tas pats. Plius dar kaip. Aišku, sugaišta laiko, kokią minučių 20 ilgiau, bet bus garantija. Todėl, kad kada ant tualeto sėdi, pats laužimas ir yra iš sienos traukia. Dar plius prisitvirtins šonai, va čia. Taip, kad čia laikys 100 metų. Tai va taip mes bandome kažką tai kurt naują.
Kiekvienas, aišku, kūrė individualiai. Daug kas net apie tai negalvoja. Prisukom poros varžtų, belė kaip ir gerai. Na va ir pritvirtinom. Tvirtai laiko. Dabar apsiūsime gipsu ir viskas bus. Ir paskui užpilsim grindis.